Tiesos akibrokštai. Sveiki visi ir šiandien vieną iš svarbiausių kabalos mokymų panagrinėsim. Kaip jį mokina apie blogio problemą. Viską, ką Dievas daro ir leidžia, juk turi būti teisinga ir išmintinga, ar ne? Negi Dievas kažką negerą, neteisingą ir neišmintingą duos. Jeigu blogis leidžiamos daryti nuodėmės ateina nuo Viešpaties, vadinasi, jos turi turėti kažkokį teisingumą ir išmintingumą, kažkokį dalį to. Todėl labai paradoksalus teiginys. Blogija yra kažkokia išmintis ir gėris tam tikras. Taigi, klausimas, kodėl Dievas leidžia blogį ir nuodėmes, tai vienas iš pačių svarbiausių teologijos ir filosofijos klausimų. Taigi, panagrinėsim, kokia blogio prasmė ir tikslas Kabaloje. Kabala pateikia 7 dalykus, dėl kurių blogis ir nuodėmės būtinai reikalingos. Blogis, tamsa, nuodėmės, kančia egzistuoja ne šiaip savo, jie turi 7 tikslus. Todėl jie yra būtini mūsų tobulėjimui. Dabar nuosekliai pabandysiu visus tuos 7 dalykus išdėstyti. Pirma, kodėl egzistuoja blogis, nuodėmės ir kančia? Todėl, kad šitie dalykai tobulina mūsų pažinimą. Be jų mūsų pažinimas būtų skurdus. Jeigu mes pasižiūrėsim į patį pažinimo procesą, tai pažinimas yra pilnas, išsamus, išbaigtas tik tuo met, kada pažįstamą objektą galima palyginti su kitais objektais. Jeigu turim objektą, bet neturim jo su kuo palyginti, tik jį vieną, mes negalim jo teisingai pažinti ir įvertinti. Dabar manęs kas nors paklaus, ar geras šitas eilėraštis ir padeklamuos ten 4 stulpelius. Kad aš galėčiau atsakyti, turiu daugiau žinoti eilėraščių. Jeigu žmogus negirdės nei vieno eilėraščio, tik vieną šitą, tai kaip jis įvertins, čia geras ar blogas? Kitas klausimas. Žmogus niekad nebuvęs mieste, gyvenęs visą gyvenimą miške, pavyzdžiui. Pagaliau vieną kartą jis nuvyko į vieną miestą. Grįžo iš to miesto į savo mišką ir kaimynai jo klausė, ar labai tas miestas išsivystęs, didelis, gerai apstatytas. Kad jis į tai atsakytų, jis turi būti matęs kitus miestus. Ir tik palygindamas galės pasakyti, didelis ar mažas tas miestas, gražus ar negražus, išvystytas ar neišvystytas. Mūsų pažinimas veikia tik tai, kada mes lyginam daiktus. Taip pat, kad galėtume pažinti ir įvertinti šviesą, mums reikia ją palyginti su tamsa. Tik tada mes pasakysim, kokia ta šviesa, kaip ji veikia, kuo ji skiriasi. O juk mūsų uždavinys pažinti šviesą. Kad pažintume ir įvertintume gėrį, galime tik palygindami su blogiu. Nes tik lygindami su blogiu galėsim pasakyti, koks tas gėris, kiek jis geras. O kad palygintume su blogiu, reikia, kad pasaulyje būtų tas blogis, kad jį matytume, susidurtume su juo, pajustume. Tada galėsime pasakyti, kuo blogis skiriasi nuo gėrio, kuo teisumas nuo nuodėmės, tiesa nuo melo ir klaidos. Taigi tamsa, blogis, kančia padeda suprasti geriau ir įvertinti šviesą, gėrį ir gerovę. Kaip mes ją suprasim, jei mes neturim su kuo palyginti, su nieko kitu? O kaip jau sakiau, nesant galimybei palyginti, tai tas pažinimas yra skurdus, jis nevykęs. Taigi mūsų gėrio pažinimas būtų skurdus, mūsų teisumo pažinimas būtų skurdus. Taigi pavyzdžiui, imkim, kad ir tokį dalyką kaip sveikata. Tai gėris, gerovė.
Bet, kad šitai suprastų žmogus ir įvertintų, jis turi susidurti su liga, su kančia, matyt, kaip kiti susiduria, pats susidurs su tuo, tik jos laikinai ar visam laikui žmogus netekęs supras, kokia tai vertybė. Jūs turbūt pastebėjote, kad žmonės, kurie neturėjo kančios, ligos tokios, nevertina sveikatos, nebrangina. Taigi tas pats yra su tamsa, su blogiu, su nuodėmėmis, su kančiomis. Tik tai, kai su jais susiduriam, kai jų poveikį pajuntam, mes geriau suvoksime ir vertinsim šviesą, gėrį ir teisingumą. Tik susidūrę su problema ir kančia, mes įvertinsim būseną, kai nėra problemų ir kančių. Taigi, blogis, kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, jis būtinas dėl kognityvinių tikslų. Jis padeda pažinti ir įvertinti gėrį. Antra priežastis, dėl ko egzistuoja blogis. Kad galėtume pasiekti geresnių rezultatų, kad galėtume geriau save išugdyti, kad galėtume save labiau sustiprinti, ištreniruoti, reikalinga priešybė, reikalingas priešininkas, reikalinga kliūtis. Niekada neišlavinsit savo gebėjimo žaisti šachmatais, žaisdami tik patys su savimi. Reikalingas priešininkas. Ir kuo stipresnis priešininkas, tuo geriau tave lavins. Labai sunku įtempti visus savo bėgimo gebėjimus, jeigu bėgi pats vienas. Kad geriau bėgtum, kad geresni rezultatai būtų, reikalingas priešininkas, kuris tave lenkia, arba bent jau lipa ant kulnų. Raumenų nesustiprinsim, neišlavinsim, jeigu nebus svorių, kurį turim kilnuot. Lygiai tas pats su mūsų prigimtim ir charakteriu. Mūsų užduotis šioje žemėje ir yra kuo geriau savo prigimtį ir charakterį išlavinti teisume. O tam reikalingas priešas, kad galėtume kovoti su tamsa, esančia aplink mus ir mumyse pačiuose. O kad galėtume kovoti su ta tamsa, su tuo blogiu, jis pirmiausia turi egzistuoti realiai. Tik tada vyks normalus savęs tobulinimo ir ugdymo procesas. Ir kuo didesnis pagundos, kuo didesnės ydos, tuo labiau mes lavinam charakterį, nes reikia labiau save įtempt, didesnės pastangas įdėti. Gėrio pradą esantį mumyse mes ugdom tik tai kovodami su blogio pradu esančiu mumyse. Kitai būtų stagnacija, sustingimas, netobulėtume. Tos geros savybės paprasčiausiai nesivystys ir neaugs, jeigu nebus joms realaus priešo, kuris kovotų su tomis visomis savybėmis. Ir tai yra blogio savybės, tai yra blogis. Tai vėlgi labai paradoksaliai skamba, sako kabalistai, bet blogis reikalingas, kad mes taptume geresni, kad save tobulintume gėryje. Trečia priežastis, dėl ko egzistuoja blogis. Pasaulyje ir mumyse pačiuose esanti tamsa, mumyse esančios ydos, polinkis į nuodėmes padaro mus žmonėmis. Čia vėlgi labai paradoksaliai skamba, ar ne? Kodėl? Nes žmogų žmogumi padaro jo savarankiška valia. Žmogus yra būtybė, kuri gali pati pasirinkti. Jeigu žmogus neturėtų galimybės pasirinkti, neturėtų laisvos valios, jis jau nebebūtų pilnai žmogus. Jis būtų robotas arba gyvulys užprogramuotas instinktų. Tik mašina negali rinktis. Ji dirba taip, kaip ją užprogramavo. Tačiau, kad žmogus laisvai pasirinktų šviesą, gėrį, teisumą, šalia jo turi egzistuoti tamsa, blogis ir nuodėmis, kad ir jas galėtų pasirinkti. Kitaip nebus jokio pasirinkimo. Iš vieno vienas nėra pasirinkimas. Dabar žmogus sakys, aš laisva valia, laisvai neimu kyšių. O kodėl neimi? Nes nieks neduoda. Neužimi tokių pareigų, kur duotų kas kyšius. Čia nėra jokio apsisprendimo, jokio pasirinkimo apie žmogų. Kai tau atnešė kyšį ir davė, ir tu renkiesi, imt ar neimt, tada ir yra laisva valia, galimybė pasirinkti.
kai gali daryti arba nedaryti, tada ir yra laisva valia ir laisvas pasirinkimas. Jeigu nėra pasirinkimų ir tu gali tik tai daryti ir negali nedaryti, arba atvirkščiai, reiškia tu neturi valios, reiškia tu neturi pasirinkimo, neturi laisvės. Tai mašina, robotas. Jeigu nedaro būtybė nuodėmės tik tai todėl, kad jie negali to padaryti, ji užprogramuota, kad nedarytų, neleidžia jai daryti. Tai ir yra aparatas, robotas, ne žmogus. Taigi, kad būtume žmonės turintys laisvą valią, pasirinkimą, mes turim turėti galimybę pasirinkti tiek gėrį, tiek blogį. O kad galėtume pasirinkti gėrį arba blogį, tai turi egzistuoti ir gėris, ir blogis pasaulyje. O jeigu egzistuos blogis žemėje ir gėris kartu, žmonės turės galimybę pasirinkti gėrį arba blogį. Tai neišvengiamai bus žmonių, kurie pasirinks blogį ir bus žmonių, kurie rinksis gėrį. Ir net dar sudėtingiau čia bus. Vienas ir tas pats žmogus vienu atveju pasirinks kažką gerai pasielgti, kitu kažką blogai, sulaužys Dievo įsakymą. Bet tuo jis ir yra žmogus, tik taip jis gali būti laisva būtybė, tik taip jis nebus robotas, kitaip jis nebus savarankiškas, o vadinasi ir nesąmoningas. Taigi vėl paradoksas, kad blogio egzistavimas padaro mus laisvais žmonėmis. Dievas davė žmogui laisvą valią. Čia mes kategoriškai nesutinkame su krikščionimis kalvinistais. Kalvinistiniu požiūriu šiais laikais laikosi dauguma baptistų, kad Dievas dar iki žmogaus atsiradimo nulėmė jam likimą, ar jis bus teisus ar nusidėjėlis. Dar iki jo gimimo Dievas nustatė, ar jis eis į pragarą, ar jis eis į rojų, ir pats žmogus negali to pakeisti. Tai absurdas, tai prieštaraujantis Biblijai mokymas. Paskaitysiu iš Siracido knygos 15 skyriaus nuo 11 iki 20 eilutės. Nesakyk, viešpats kaltas, kad aš nusidėjau, nes jis nedaro, ko nekenčia. Nesakyk, jis mane paklaidino, nes jam nusidėlių nereikia. Visko, kas nedora, viešpats nekenčia. Nei vienas to nenori, kas pagarbiai bijo Dievo. Kai Dievas pradžioje žmogų sukūrė, jis davė jam galią laisvai pasirinkti. Jei pasirinki, tu pajėgi laikytis įsakymų ir ištikimai vykdyti jo valią. Jis padėjo prieš tave ugnį ir vandenį, tiesk ranką į tą, kurį tu pasirenki. Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis. Ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota. Juk didi yra viešpaties išmintis, jis galingas darbais ir regi visą. Dievo akys regi visą, ką jis yra sukūręs. Jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą, nei vienam jis nėra įsakęs nedorai elgtis, niekam jis nėra leidęs nusidėti. Kad žmogus turi pasirinkimo laisvę, kalba ir pakartotų įstatymo 30 skyrius 15 eilutė. Ten rašo, šiandien leidžiu tau pasirinkti gyvenimą ir gėrį, ar blogį ir mirtį. 19 eilutė. Šaukiu šiandien liudytojas dangų ir žemę, kad leido tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį, palaiminimą ar prakeikimą. Tad pasirink gyvenimą, kad būtum gyvas tu ir tavo palikuonis. Jeremijo 21 skyrius. 21 skyrius, 8 eilutės. Šitai tautai sakyk, taip sako viešpats, aš leidžiu jums pasirinkti gyvenimo kelią ar mirties kelią. Taigi Biblija moko, kad žmogus turi laisvą valią ir renkasi laisvai.
Jeigu to nebūtų, jis būtų aparatas, ne žmogus. Taigi paradoksalu, bet blogio egzistavimas ir galėjimas nusidėti daro mus žmonėmis, o ne robotais. Ketvirta priežastis, kodėl egzistuoja blogis, kodėl jis reikalingas. Galimybė pasielgti blogai ir sulaužyti Dievo įsakymą skirta įrodyti gėrio ir Dievo įsakymo naudą. Juk jei pasaulyje negalėtų niekas nusidėti, nebūtų blogio, tai iš kur mes žinotume, kad Dievo įsakymai labai geri ir teisingi, sako kabalistai. Mes to nežinotume. Reikėtų tik aklai tikėti, aklai paimti ir tikėti, bet visada kažkur kažkam kirbėtų, liktų abejonė ir nepasitikėjimas. Ar tikrai taip? O gal Dievas kažką nuo mūsų nuslėpė? O gal mes būtume laimingesni, jeigu mūsų nevaržytų įstatymams? Mes galėtume elgtis kaip norim, laužyti jį. Gal tuo mūsų gyvenimas būtų įdomesnis, turtingesnis kažkuo? Gal ne pagal Dievo principus gyvent mums naudingiau būtų? Iš kur man žinot? Žinot, žinoma, aš tada negalėčiau. Aš turėčiau tik aklai tikėti. O kai nežinai, nesi įsitikinęs, tai abejonė visada liktų, nepasitikėjimas Dievu. To nereikia nei mums, nei Dievui. Aklas tikėjimas nereikalingas. Tiek žmogui reikalinga galimybė pačiam įsitikinti, tiek Dievas nori, kad žmogus pats įsitikintų. Vien teorinė informacija, kurią mes turim tikėti aklai, dar nėra gėris. Labai gerai, kai yra patirtis, praktika. Tada tu tvirtai įsitikinęs, tu tvirtai žinai. Kai egzistuos pasaulyje tiek šviesa, tiek tamsa, tada žmogus galės, jeigu jam sukels abejonės Dievo įsakymas, jis turi galimybę negyvent pagal Dievo įsakymą, sulaužyti jį, pasielgti pagal tamsą ir pačiam įsitikinto rezultatais, kokius vaisius tai atneš, ir pamatys, gerai tai ar blogai, ir visos abejonės bus išsklaidytos. Žmogus pabandys šviesos vaisius, pabandys tamsos ir turės patirtį, kas geriau. Be praktikos, be patirties tektų vadovautis aklų tikėjimu. Aklai savį įtikinėt, kad kokie Dievo įsakymai naudingi. Tai bukintų mūsų protą, toks aklas tikėjimas, be patirties, be eksperimento. Pats žmogus įsitikina, kokius blogus vaisius atneša tamsa. Ir atsisako tamsos darbų ne todėl, kad aklai jis tiki šviesa, bet todėl, kad jis įsitikino, kad tai blogai, pats žino. O kad tai žmogus galėtų atlikti, tai turi tamsa egzistuoti, kad žmogus galėtų išbandyti tą tamsą ir įsitikinti, kad ji neproduktyvi, kad ji gero neatneša. Ir pabandyti Dievo įsakymų laikytis ir pamatys jų vaisius. Juk tai labiau žmogų tobulina. Juk žmogus su patirtimi yra protingesnis už žmogų be patirties, teisingai? O kad ta patirtis egzistuotų, turi egzistuoti ir galimybė nusidėti. Ir blogis, ir tamsa pasaulyje. Taigi paradoksalu, bet tamsa, blogis daro žmogų labiau išmanantį ir patyrusį, daro protingesnį. Penkta priežastis, kodėl egzistuoja blogis. Kam jis reikalingas? Kaip žinote, kančia betarpiškai susijusi su mūsų nuodėmėmis. Kenčiame, nes esame padarę nuodėmes. Kenčiame tiek, kiek esam nusidėję. Nedaugiau, o dažnai mažiau negu esam kalti. Kaip sako 103 psalmė, 103 psalmė ir 10 eilutė. Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Taigi dažnai nubaudžia mažiau net negu esam verti. Žodžiu, visi mūsų kentėjimai yra mūsų pačių nuodėmių rezultatas. Tai atlyginimas už mūsų gyvenimą, už mūsų darbus. Taigi, betyrinėdami kančią žmonės
Bekeldami klausimus, kodėl ta kančia egzistuoja, kiekvienas prieis tokią išvadą: kenti už savo padarytus blogus darbus, kenti tiek, kiek esi kaltas, kartais net mažiau. Kadangi kentėti niekas nenori ir supratę šitą, iš kur ateina kančia, kad mūsų darbai ir yra tos kančios priežastis, mes patys savo kentėjimo autoriai, tai tada lengvai padarys logišką išvadą. Nenoriu kentėti, vadinasi, neturiu daryti blogio. Nei mintimis, nei žodžiais, nei darbais, nei apsileidimu. Akivaizdu ir paprasta, kaip išvengti kančios. Reikia nustoti daryti nuodėmes. Reikia nustoti laužyti Dievo įsakymus. Tai kaip bebūtų, tas blogis, kančia, nelaimės pasaulyje, kaip tik skatina mąstantį žmogų tobulėti. Kuo skaudžiau nukenčiam, tuo didesnis turi atsirasti noras, kad tos kančios nebūtų. O kad jos nebūtų, reikia tobulėti, reikia nedaryti nuodėmių. Taigi vėl paradoksali išvada, ta tamsa, ta kančia visa skatina mus būti geresniais, nedaryti nuodėmių. Elementari ir paprasta tiesa. Šešta priežastis, kodėl egzistuoja blogis ir kam jis reikalingas. Kabalistai sako, jeigu mumise pačiuose nebūtų blogio, mūsų sieloje, jeigu mes nedarytume kažkiek blogio, mes paprasčiausiai neegzistuotume, mūsų nebūtų. Gerai, kas yra Dievas? Dievas yra absoliutus gėris. Taigi, gėris, kur yra gėris? Tai yra Dievas. Tai yra Dievo dalis, neatskiriama Dievo savybė. Nėra kažkokio kito gėrio šalia Dievo, nes gėriu gali būti tik Dievas. Žinant kabalistinį dėsnį, kad niekas negali apskritai egzistuoti išskyrus Dievą, bet Dievas nori sukurti atskiras protingas būtybės, sielas, o niekas šalia Dievo neegzistuoja, negali egzistuoti. Todėl Dievas iš paties savęs turi padaryti kitas sielas, kitas būtybės, kad atskiros Dievo dalelės, atskiri Dievo fragmentai maži, pradėtų jaust save jau nebe kaip Dievo neatskiriamą dalį, bet kaip atskiras būtybės. Kaip padaryti Dievui, kad tos jo atskiros mažos dalelės, tarsi atskiri taškai, imtų save jaust atskirais kūriniais. Prisiminkim dvasinį dėsnį, dvasiniam pasaulyje egzistuojantį. Jeigu kažkieno savybės 100% sutampa su Dievo savybėmis, tai to kažkieno nėra, jis neegzistuoja. Jis yra Dievas, Dievo dalelė, vientisas su Dievu ir neatskiriamas nuo Dievo. Kad kažkokia dalelė atsiskirtų nuo Dievo, jos savybės turi pradėti skirtis nuo Dievo savybių. Ir kuo tos savybės labiau skiriasi nuo Dievo, tuo jis bus atskiresnis kūrinys. Tuo tos dalelės atskirumas, individualumas tik didės. Taigi, jeigu Dievas yra gėris, tai kaip atskiram fragmentėliui, taškeliui Dievuje, tapt atskirą sielą nuo Dievo. Jame turi atsirasti gėriui priešinga savybė, visai kitokia. Va, tai ir yra blogis. Tik taip jis atsiskirs nuo Dievo ir įgys atskirą savarankišką gyvenimą. Va dėl ko atsiranda nuopuolis, nuodėmė ir sielos atsiskyrė nuo Dievo. Nebūtų blogio, egzistuotų tik vienas Dievas, mūsų nebūtų. Jeigu nebūtų mumyse tamsos, nei išmanimo, jeigu mumyse nebūtų nei kiek nuodėmės, nei kiek blogio, mes neegzistuotume, mūsų nebūtų, egzistuotų tik Dievas. Mes tik Dievo fragmentas būtume, nejaučiantis savęs, neturintis savo buvimo.
Štai dėl ko Biblija perspėja vengti per didelio teisumo ir per didelės išminties, netgi, kaip mes vadinam davatkiškumo. Ekleziasto 7 skyrius, 6 eilutė. Ekleziasto, taip, 7 skyrius, 6 eilutė. Atsiprašau, 16. Nebūk per daug teisus, ne per daug išmintingas, nepakenk pats savo. Atkreipkite dėmesį, reikia teisumo, reikia išminties, bet nebūk per daug teisus, nebūk per daug išmintingas. Reiškia, labai priartėsi prie Dievo. O ką reiškia simbolis, kad Dievas visa ryjanti ugnis? Žiežirba priartės labai prie liepsnos ir liks tik viena liepsna. Nebūsim atskiri. Kita vertus 17 eilutė sako ir priešingą dalyką. Nebūk per daug nedoras, nei kvailas, kad nemirtum prieš laiką. Bet kaip skamba, nebūk per daug nedoras. Na, reiškia trupučiuką. Tai va, negali būti nei per daug teisus, nei per daug nedoras. Nu čia geriausiai tinka tas Saulės pavyzdys. Jeigu labai priartės prie Saulės, Žemė, jeigu priartės jos orbita prie Saulės, mums galas, visa gyvybė galas, sudegsim, ištirpsim ir tapsim Saulės dalim. Kita vertus, jei orbita labai nutolusi nuo Saulės, toli, irgi mums galas, sušalsim. Bus kokie minus 200 laipsnių šalčio, jokiai gyvybės formai neįmanomas gyvenimas būtų. Tai kažkur reikia rasti tą optimalią vietą savo, nei per arti, nei per toli. Taip pat ir siela. Jei per daug teisumo, siela ji automatiškai susilieja su Dievu, kaip lašas su vandenynu. Nes dvasiškai atsiskyrimas nėra taip kaip materialiam pasaulyje, tolyn nutolai, erdvėje. Dvasiškai atsiskirt, nutolt gali tik turėdamas priešingas kitokias savybės negu Dievas. O priartėt, susilieti irgi ne erdvėje, tik tai turėdamas tokias pačias savybės. Taigi, neišmanimas ir blogio darimas mus sunaikins iš vienos pusės. Per didelis tas teisumas, kai su padidinimu stiklu ieškosim teisumo molekulių, irgi sužalos sielą, ištirps, nes išnyksim, nebetgimsim jau toliau. Taigi šiek tiek tamsos, šiek tiek nuodėmės, šiek tiek blogio mumyse, tas blogio pradas mumyse reikalingas apskritai kaip būtinybė, būtinas mūsų egzistavimui. Be šiek tiek blogio savyje sielos neegzistuotų. Nei viena, egzistuotų tik vienas Dievas. Čia panašiai sakysim, egzistuoja didžiulis vandenynas, okeanas. Dievas ir nieko nėra. Vanduo tik tai. Kaip padaryti, kad iš to vandens atsirastų kitos, tame vandenyje dar atskiros būtybės, sielos. Lašelis kažkoks, jis negali atsiskirti nuo vandenyno. Jis vis tiek ištirps tame vandenyne, išsiskaido, kol jis skystas. Jam reikia pakeisti savo agregatinę būseną. Jeigu tas lašelis perėjo į kietą būseną, į ledo gabaliuką, pakeitė savybės, jis nebeskystas, bet kietas kūnas. Jis jau tampa kaip atskira dalim, kažkokia atskirų vienetų. Taip ir mes, mūsų sielos, atsiskiria iš Dievo, iš to vandenyno, pakeisdami savo savybės. Jeigu Dievas yra gėris, tai mes tampam būtybėm susidedančiomis iš gėrio ir blogio pradų. Taigi pasirodo blogis ar nuodėmė reikalinga mūsų egzistavimui. Čia kaip trąša, kaip mėšlas gėlei. 7 priežastis, kodėl reikalingas blogis. Blogio ir nuodėmės egzistavimas padaro mus oriais.
ne kažkokiais dvasiniais, moraliniais invalidais. Jei blogis ir nuodėmės neegzistuotų, tai mes nebūtumėm orūs, mes būtumėm moraliniai invalidai. Jeigu Dievas mums tiesiog duotų visą laimę, gėrį, džiaugsmą šiaip savo, be niekur nieko, neištarnautai, už jokius nuopelnus, mums nereiktų nei savęs tobulinti, nei augti, nei užsidirbti, gauti be jokio indėlio, be jokių nuopelnų ir pastangų. Kokio kilnumo mes būtybėm būtumėm? Turėtume būti moraliniai invalidai. Tik invalidui duoda kažką, maistą, drabužių, nes jis negali savęs apsitarnauti, užsidirbti. Ar mes jaustumėmės kažkaip tai oriai? Mes jaustumės nieko, nevykėliais iš savęs paties. Daug maloniau, kai pasieksi, pagerinsi savo likimą, užsitarnausi amžiną laimę savo darbo, savo pastangom, savo kova, savo tobulėjimu, o ne gausi viso to kaip išmaldos kažkokios. Imk laimę, džiaugsmą, nes tu esi invalidas, tugi nesugebi vis tiek nieko padaryti. Pastebėjau, krikščionys labai mėgsta tokius dalykus, oi maloniai, nieko nereikėjo, tik patikėjo ir viskas. Dievas tau davė. Bet tai nevykėlio, tai neuraus žmogaus mąstymas. Nevykėlis, neuraus žmogus, dar jis neišsivystęs pilnai iki žmogaus. Nieko nėra puikiau, kai mes patys galim užsidirbti savo gerą likimą. Kodėl nenorėtų užsidirbti savo likimo? Čia arba žmogus save laiko per kvailu, kad jis apskritai kažką sugebėtų, arba save visišku tinginiu laiko, nori gauti nieko nedavęs. Taip kad oresnis ir moraliai aukštesnis žmogus tas, kuris gali užsidirbti. O kokiu būdu užsidirbti? Reikia išmokti nugalėti blogį, išvengti nuodėmių, išsiugdyti savo išmintį, gerą charakterį. Bet kad visą šitą galėtumėm padaryti, turi egzistuoti ir blogis, ir nuodėmė. Taigi, jei nebūtų blogio, tamsos, išeina, kad mes būtume moraliniai invalidai, nevykėliai, tinginiai, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų. Tai va, šitie 7 dalykai, 7 priežastys, dėl ko egzistuoja blogis, dėl ko iš Dievo eina ne tik šviesa, bet ir tamsa. Čia kabalistinis atsakymas, kame išmintis blogio. Kodėl Dievas sugalvojo, kad blogis turi būti. Tai čia mes dabar atsakymą į klausimą, kodėl egzistuoja blogis. Tačiau kabaloje egzistuoja dar vienas labai svarbus klausimas. Kaip Dievas kūrė blogį? Kokiu būdu jis leidžia jį? Čia dar kartą priminsiu, mes nekartą kalbėję. Ir vis dėlto tikrovėje nei blogio, nei nuodėmės nėra. Visa tai neegzistuoja. Egzistuoja tik gėris ir teisingumas. Kaip tai? Kaip tai gali būti? Pažiūrėkim, kaip surėdyta realybė, tikrovė. Egzistuoja realus gyvenimas, reali realybė, tikrovė ir šalia paraleliai egzistuoja iliuzija, sapnas, netikra realybė. Panašiai kaip žinot, egzistuoja mūsų gyvenimas ir egzistuoja haliucinacijos, sapnai, netikri dalykai. Taigi tikrovėje egzistuoja tik Dievas ir sielos. Ir įvairios energijos. Ir daugiau niekas neegzistuoja. Neegzistuoja ten kančia, neegzistuoja blogis, neegzistuoja nuodėmė. Tačiau Dievui reikia ištobulinti kažkaip sielas. Tas 7 priežastis jau matėm, kaip blogis reikalingas tobulinimui. Todėl Dievas padarė įdomų dalyką. Tas sielas užmigdo ir jos panyra į netikrą realybę, į sapną, į iliuziją. Šitą, ką mes matom, apčiuopiam savo 5 pojūčiais, yra netikra, sako kabalistai. Tai yra iliuzija, sapnas. Kai kas paprieštaraus, betgi aš matau, apčiuopiu, jaučiu, kenčiu. Betgi naktį užmigęs ir sapnuodamas taip pat matai, jauti, kenti, vaikštai, bendrauji.
Tai va čia lygiai tas pats. Ir va šitoj netikroji realybė egzistuoja tarsi kaip iliuzija blogis, nuodėmė. Šitame sapne galim nusidėti, galim būti teisūs, bet per šitą simuliaciją mes tobulinam save. Mes vis duodam nuolatos tą lakūno palyginimą. Reikia pilotą apmokyti. Dar nieko labai nemokančiam, neturinčiam įgūdžių duosi gerą lėktuvą. Tai kuo baigsis? Ir lėktuvas sudaužys, ir pats užsimuš, ir ant žmonių dar nukris, užmuš ką nors. Kad to nebūtų, pirmiausia tuos įgūdžius išlavina su kompiuteriu. Užsideda akinius kelių išmatavimų ir dirba su kompiuteriu. Ten virtualiai jis ir skraido, jam sukūrimus avarinės situacijos, kad jis ugdytų savo įgūdžius, kaip išvengti jos. Ir kai jis su tuo simuliatorium pilnai išmoksta, gerai išmoksta skraidyti, tada jau tik duosi jam tikrą lėktuvą skraidyti. Taip ir su siela. Šitoje tikrovėje atsiranda blogis, galimybė nusidėti, kenkt, kentėti. Bet jei sapne nusideda, sapne susikeikiai, kažką blogo padarai, tai nerealybė. Ir tai iliuzija tokia ryški, kad tu sapnuodamas pamiršti šitą realų gyvenimą. Taip sapne ir atrodo, kad gyveni ten. Jauti viską kaip tikrovėje, kartais net ryškiau. Bet tai netikra. Taip ir šitas pasaulis iliuzinė realybė. Jaučiam labai jį ryškiai, įsijaučiam į jį. Pamirštam savo ankstesnį buvusį pradą, kai mes egzistavom kaip siela. Ir tobulinam save kovodami su blogiu, kartais nusidėdami. Bet tai nėra tikroji realybė. Tai vis dėlto iliuzija, sapnas, simuliacinė realybė. Ir tik šitoj iliuzinė realybė egzistuoja blogis ir nuodėmės, kančios. Bet palaukit, iš kitos pusės tada pabandykim pasvarstyti. Jei tikrovėje egzistuoja kažkoks tai dalykas, bet jis tik sapne egzistuoja, tai jis realiai neegzistuoja. Reiškia, blogis, nuodėmės ir kančios neegzistuoja. Realybėje neegzistuoja. O kad iliuzijoje egzistuoja sapne, kaip ir netikra, kaip ir neegzistuoja. Tai va, tik tokiu būdu Dievas kuria tą tamsą. Iš jo ateina ta tamsa, iliuzinė šitoj sferoj, nerealybė. Viskas taip tikra, kol miegi ir sapnuoji. Pabudai ir tas sapnas, tau iliuzija, pasaka, juokas ima. Tai va šitas gyvenimas yra toks pat kaip sapnas. Ačiū uždėmesį.